iš nieko pradėjusi kažką užfiksavau, ką aš supratau, remdamasi visai konkrečiais duomenimis. Gimbutienė priklauso žymiausių pasaulyje moterų archeologių trejetui. Archeologai kaip mokslininkai, jie kaip faktą gali pasakyti, kad tokiam ir tokiam urve, Graikijoje ir Italijoje, buvo rasta tokia ir tokia moters figūrėlė. Tačiau Gimbutienė kartais išdrįsta iš to išlipti ir pradėti rašyti tai, ko niekaip nepatikrinsi. Kada aš ilgai pati kasinėjau, kada važinėjau po Europą, po visus muziejus, po truputį brendo mintis ir brendo tas supratimas, kas yra tie senosios Europos simboliai, kas yra tos skulptūros, tos deivės, kurių yra šimtai muziejuose. Ir tada, galbūt, sakyčiau, atėjo tos laimingosios, stebuklingos valandos, kada vienas po kito simboliai pradėjo ryškėti.